Saulėgrąža? Brainstorminam tiesiog. Koks galėtų būti. Vienas iš esminių buvo šilta. Turėtų būti šilta. O jeigu saulėgrąža, tai ten aliejus, tokie asociacijos. Bet paskui išsiveda saulė ir grąža. Tai taip ir kyla. Mes, kai pradėjom unijos steigimą, tai buvo 2012 metai. Aplamai, man asmeniškai unijų tas visas sektorius buvo pilka zona. Aš įstojau į ICM vadovo magistratūrą ir vienas iš kursinių darbų buvo kredito unijos verslo plano rašymas. Vienas iš kolegų kažkaip sako, klausykit, jeigu čia taip gerai gaunasi, imkim ir padarykim patys. Tada subūriau komandą. Mūsų idėja pagrindinė buvo ta, kad mes norim susikurti savo darbo vietas ir kitas dalykas yra, mes perkeliam į kredito unijas savo grinai bankinę patirtį. Galbūt išskyrėm iš karto to, kad mes pakankamai norėjom ir turėjom tą tikslą veikti skaidriai. Buvo paviešintos oficialiai internetinėje svetainėje visų valdymo organų nuotraukos, vardai, pavardės, tai nebuvo nieko slepiama. Ir visi, kas norėjo, galėjo pamatyti, kas mes esam tokie. Tai atvirumas. Ir turėjom tą tokį individualų požiūrį į kiekvieną klientą. Anksčiau pasižiūrėm, sakykime, į tą visą darbo stažą ir pajamų rūšį ir kitus dalykus. Mes pradėjom iš esmės tik tai nuo vartojimo paskolų, nes, kadangi mes visą kapitalą formavom iš savų pinigų. Tu darai ir pirmi mėnesiai minusas, duodavo per smegenis, kaip turi būti. Pirmąjį pelną pasiekėm, tai buvo 2016 metai, tai prireikė iš tikrųjų pilnų 3 metų to kasdienio darbo. Tai buvo, fantastika, kosmosas. Iš esmės mes padarėm patys, nuo nulio. Kai gavom leidimą pertvarkai, mes įsidėgėm iškart bankinę sistemą. Bankinės sistemos ir elektroninės bankininkystės įsidėgymas pas mus pakėlė kartelę tarp visų kredito unijų. Žaidėjas, kuris gali pasiūlyti žymiai daugiau paslaugų. Šiai dienai mūsų paskolų portfelis yra 46 milijonai ir dominuoja 75% fiziniai asmenys, tai būsto kreditai pagrindė. O likę tai yra 25%, tai yra juridiniai asmenys ir paskolos ten labai įvairios. Turim tą mažą dalį verslo paskolų, bet vis tiek esam, iš tikrųjų ir netgi rinkoje esam vadinami kaip būsto paskolų kredito unija. Didžioji dauguma klientų ateina per rekomendacijas, lūpos iš lūpų. Kredito unija Saulėgrąža apibūdinčiau kaip veržlią ir ambicingą įmonę, kuri siekia savo užsibrėžtų tikslų. Mes finansavom jaunus visiškai vaikinukus, kai jie pradėjo loftų biznį Vilniuje. 2015 metais vystėme savo pirmą rekonstrukcijos projektą, radome būtent loftus centrinį miestų daly, tuo metu tai buvo perspektyviausias miesto rajonas Naujamiestis. Tai iš esmės mes finansavom grindis, bet kadangi mes nuo jais tikėjom ir jie paskui dabar pasidarė vieni didžiausių loftininkų, kaip aš vadinu, Vilniuje ir Lietuvoje. Apskritai konversija, loftų savoka nebuvo tokia gerai pažįstama rinkoje, bet tikrai džiaugiuosi, kad kredito unija daug nereikėjo aiškinti, pasakoti apie tai, jie puikiai tai suprato, Saulėgrąža patikėjo šio projektu ir sutiko jį finansuoti. Patikėjom jais, jie patikėjo mumis ir gavosi iš tikrųjų labai šaunus projektas. Pradžia su mumis ir toliau draugaujama tiek metų. Dabar mūsų pagrindinis tikslas yra bankinė licencija. Patapus banku, automatiškai klientam atsiranda visiškai kitos galimybės. Mes galim dirbti su visa Europos Sąjunga, nes tai yra Europos Sąjungos licencija bankinė. Tiek Lietuvoje, sakykime, galima turėti skirtingose miestuose filialus, atsidaryti. Tikrai žinom tokių situacijų, kai reikia žmonėms į banką važiuoti ir po 100 kilometrų. Vis tiek tas kontaktas su žmogumi jisai turi būti. Tai mes kažkaip visą laiką turim tą nuostatą viduje, kad pažink savo klientą, tai tikrai ta tikrąja žodžio prasme, kad pažinti, susipažinti, pabendrauti ir pasišnekėti. Šiuo metu mes turim apie 3000 narių. Tai nuo nulio pradėti kredito unijos verslą, tai yra labai sudėtingas verslas iš tiesų. Visą laiką laikėmės to tokio irgi nuoseklumo, be kažkokių drastiškų ar ten kažkokių labai didelių žingsnių į priekį, tai norim išlaikyti iš tikrųjų tą patį nuoseklumą ir toliau keliauti po truputį lipant aukštyn. Ir būtent tie visi reikalai, kad ir darbuotojai, ir klientai mumis tikėjo, tai yra labai stipru. Tai tos ambicijos, kurios mes turėjom, tai yra pasiteisino 100%.